Dabar padarysiu tokį trumpą video apie 10 gramų akmens aliejaus. Tai iškyla klausimas tiem, kas neturi svarstyklių. Aš niekada negalvojau, kad padarysiu, bet tiesiog padarysiu. Čia aišku daugiau to akmens aliejaus, nes aš jau, neskaičiuoju, kaip pats turiu, žodžiu, to akmens aliejaus, bet kaip pasidaryti tą 1 gramą. Tai jeigu 10 gramų, tai dalinam per pusę, gaunasi, kiek čia, jau 5 gramų. Tada dar dalinam per pusę, gaunasi, čia jau 2,5 gramo. Tai dar per pusę pasidalinam, jau gaunasi 1,25. Tai truputį nuimam, va, ir jums 1 gramas. Aišku, čia tik tais tas bus, kaip čia pasakyti, netiksliai, nebus tiek, ten gal mažiau, nes čia aš net skaičiavęs tiksliai, kad čia būtų 10 gramų. Bet pats principas, kad taip galit jūs laisvai be svarstyklių sužinoti tą 1 gramą ir išsitirpinti 1 litre vandens. Išsitirpinat 1 litre vandens ir 3 kartus vartojate per dieną. Prieš valgį pusę valandos. Geriausia per šiaudelį, nes gali su emaliu kontaktuoti. Žodžiu, gali gelsti dantis. Bet tai nuo arbatos, nuo kavos, nuo kažkokių tai raudonų gėrimų ir panašiai. Bet šiaip neturi jokių šalutinių poveikių. Ir galingas antioksidantas, galingas vitaminų, mineralų, mikro, makro elementų kompleksas, daugiau negu pusę Mendelėjevo lentelės, labai galingi poveikiai. Ir žodžiu, o taip, pasidarysite, atsimatuosite 1 gramą. Likite visi sveiki, nesirkit, stiprinkit savo imunitetą natūraliais produktais ir mumijų, o vartokit ir akmens aliejų. Tai va, linkiu visiems džiaugsmo, meilės, sėkmės. Iki.